Labą dieną, čia Scorpio 73 parodys, kaip pasigaminti tobulus namus. Epizodas 1. Taigi, mums svarbiausia dizainas. Dizainu naudosim mano mėgstamiausias dizainas. Medianų lentų iš ąžuolo. Ir galima naudoti, todėl aš dar naudoju kartais paprastą eglės lentas. Eglės ir ąžuolo lentas. Gerai. Taigi pradedam. Svarbiausia, kokį nori namą. Man normalaus dydžio namas yra maždaug toks taip. Pasigaminsim tikrai tobulus namus, tik reikės daugiau epizodų, įkelsiu ir daugiau. Palaukit. Gerai, taip. Tada mums reikia pasidaryti pirmiausia aptvarą tokį. Atsiprašau. Atsiprašau, gerai. Statom toliau. Taip. Man turbūt sloga. Ir nieko tokio. Gerai, pastatėm taip. Tada norim, kad būtų duris. Man labiausiai patinka dešiniam šone. Tad įsikertam 2. Man patinka dvigubos duris. Tada įsikertam čia 2 blokus ir pastatom taip, kad čia būtų duris. Man patinka duris paprastos iš medžio, nors ir zombiai gali išlaužti, bet nieko tokio. Man jos labai patinka. Tada įsistatom woodinės duris. Na va. Tada antram aš statysiu antrą kaip pavyzdį. Tai bus šitaip, apstatom duris. Šitaip, man vienas taip, kitas taip bus. Gerai, tada šitą taip ir taip. Aišku, namie turi būti šviesu, tad įdėsim langus. Palaukite, kur langai, va. Last plan. Gerai, paėmam langus ir aš mėgstu statyti juos. Gal ne visi mėgsta, bet aš juos mėgstu dvigubus statyti. Gerai, dvigubis, 3 praleidžiam, 1, 2, 3 ir statom dar 2 tokius va. 1, 2, 3 ir statom dar tokius va. Gerai, čia mūsų langai. Toliau mums reikia šito ir pasistatom taip. Viskas tobula. Tada mums reikia tai yra 3 bloko. Ąžuolo lentom. Stogas bus sunkiausiai. Stogą rodysiu antram epizode. Bus sudėtingiau. Man prireiks daugiau laiko. Taigi va, pirma siena paruošta. Toliau vidus. Vidus bus išklotas 1.6.2.2 versija atsirado mes jas panaudosim, kad namas atrodytų labiau modernus. Įdėsim padarysim kilimą, tai bus kilimas užklotas medžio lentų. Medžio lentas galima rinktis, aš rinksiuosi turbūt kapotą. Iškapojam virtą ir statysime kokias spalvas mėgstamiausia man. Galbūt kaip čia. Tai aš nestatysiu, gal čia, palaukit kilimą. Aš statysiu kilimą miegamajam arba svetainį. Svetainį statysiu irgi tokį paprastą, o taip tai dėsiu medžio lentas. Tai kokias medžio lentas. Mums reikės taip, čia bus čia bus priengis. Statysim priengį. Naudosim šitas lentas, kaip sakiau. Eglės.
čia. Prieangis turi būti mažas, bet labai geras. Oi, taip. Gerai. Pasistatėm prieangį. Prieangį jis turi būti skrynia, todėl aš taip manau, kad jeigu čia tikrai namai, tai pasidėsim savo daiktus suvertingus, arba drabužius, arba dar ką nors. Toliau turi būti siena, kuris skirtų viską. Čia čia nestatysime, mes pastatysime tokią sieną iš čia. Na va, čia siena bus mūsų. Aišku, galima ir sudėtingą namą statyti. Todėl, pavyzdžiui, bet kam reikalingas sudėtingas namas? Ne, tiesiog gal, kad sudėtingas, gal nori sudėtingai, tai galima ir pamatus savo pasidaryti šiltus su vilna ir su viskuo ir taip toliau, bet aš tam net, tiesiog man patinka paprasti, bet labai geri namai. Gerai, mums šitam epizodui liko 4 dar minutės, mes turim dar daug ką nuveikti. Taigi, pastatom taip, ne šitą, čia nestatau, čia. Čia bus durys. Ne, bus dvigubos durys. Ar nebus? Švis nebus. Nepalaukit. Aš čia pats nieko nežinau. Tai padarom. Gal tegul būna toksai va prieangis. Ir tegul būna jisai aptvertas stiklu. Labai bus paprasta ir labai gražu. Taip. Pakėlam ir čia dvigubi. O čia pastatysim šitą ir dar šitą. Na va. Kaip ir prieangis jau ir baigtas, tada mes statysime, oi, čia ne tą įdėjau, mums liko dar 3 minutės, taip kaip tas greit laikas eina, ne? Taip, tai mums reikia pasistatyti taip, kuo kad gražiau būtų ir mums reikia, kad būtų gražu. Svarbiausia, kad būtų gražu. Nežinau, parodysiu viską, kaip ir kiemą daryti ir viską. Žodžiu, tikras namas, tikras vasarnamis. Bus viskas labai tobula. Na va, prieangį pasistatėm. Dar ne visiškai. Pasistatėm. Gerai, įdedam. Ar durų reikia, nežinau. Bet aš tai... Gal nedėsim durų? Nežinau. Jei nedėsim, tai mums šitų langų neprireiks, tada mes įgelsim tik tai tokius 2 blokus ir padarysim duris, bet man atrodo, kad gal tai ir nebloga idėja, bet mums reikės tada iškirsti šitą langą ir šitai padaryti. Labai viskas gerai, viskas tiesiog tobula. Gerai, na va, prieangį baigiam. Mums liko 1 minutė, taigi gal aš jums kaip ir nieko nedarysiu, jei patiks laikinkit, jeigu užlaikins daug, įdėsiu ir daugiau epizodų ir ne tik su namu, lauku, daržais, žodžiu su visko, su šilumais, laikinkit, rašykit komentarus, jeigu kas nors ne taip. Iki. Šiandien viskas. Baigiu epizodą. Pirmasis epizodas. Su jumis buvo Scorpio 73. Iki.